Čia Rasa Jakubauskienė ir 200 sekundžių informacijos. Premjero vidutinis mėnesio atlyginimas pernai neatskaičius mokesčių siekė 10 850 litų. Beveik tiek pat uždirba švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius bei žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Ministerijų interneto svetainėse skelbiama darbo užmokesčio informacija rodo, kad ministrų algos neatskaičius mokesčių Lietuvoje svyruoja nuo 10 iki beveik 8,5 tūkstančių litų. Mažiausiai iš ministrų kabineto uždirba teisingumo ministras Remigijus Šimašius, kultūros ministras Arūnas Gelūnas, energetikos ministras Arvydas Sekmokas bei ūkio ministras Dainius Kreivys. Duomenys ministerijų svetainėse pateikiami į darbo užmokestį įskaičiavus pareiginę algą, pridus užtikrinus Lietuvos valstybės stažą ir kvalifikacinę klasę, kaip įmokos politinio pasitikėjimo pareigūnams. Nuo ateinančių metų ES šalių piliečiams bus suteiktos geresnės sąlygos sveikatos apsaugai. Plačiau apie tai pasakojo kolegė Vaidilutė Dovydaitytė. ES pacientai maždaug po metų turės galimybę naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis visose ES valstybėse. Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė sako, kad naujoji direktyva duos aiškumo dėl kokiuose buvo pasirinktas sveikatos paslaugas kitose šalyse. Pacientų judumo principas tai yra, kad ES tenkisi dėl laisvai mes keliaujame ir laisvai, tai išlikas pacientų tenkis lygiai taip pat būtų užtikrinta. Vadinasi, gyventis kažkurioje kitoje ES valstybėje, pacientas turės jiems užtikrintas galimybės gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas, bet sankcijos bus pagal jo valstybėje, iš kurios jis yra kilęs, pagal tos įkainius, kurie yra